Aš kviečiu, kad jūs atsisėstumėte, prašau, paimkite Dievo žodį į savo rankas ir šiandien aš noriu jūsų paprašyti Dievo žodį atsiversti Apaštalų darbų knygą ir Apaštalų darbų knygoje 17 skyrių. Apaštalų darbų knyga ir šioje knygoje 17 skyrius. Prašau, atkreipkite pradžioje, kada atsivertė 17 skyrių savo Biblijose į vieną tikriausiai jums labai gerai žinomą eilutę, kurią jūs daug kartų skaitėte, turbūt žinot jos turinį, girdėjote, kad jinai daug kartų cituojama ir tikrai žinote, kas joje parašyta. Apaštalų darbų 17 skyrius, 11 eilutė. Tenykščiai pasirodė esą kilnesni už tesalonikiečius. Jie noriai priėmė žodį ir kasdien tyrinėjo raštus, ar taip esą iš tikrųjų. Kada jūs namuose asmeniškai studijuojate Apaštalų darbų knygą, jums reikia suvokti, kad tai labai svarbi ir gili knyga. Jums reikia studijuojant šitą knygą suvokti vieną dalyką, kad Apaštalų darbų knyga yra tarp evangelijų, 4 evangelijų, Mato, Morkaus, Luko, Jono ir tarp laiškų, kuriuos mes turime Biblijoje. Jeigu jūs giliau pažiūrėtumėte, tarp ko yra šita knyga ir atkreiptumėte savo dėmesį, jūs galėtumėte aiškiai įvardinti, kad Apaštalų darbų knyga yra tiltas, kuris jums labai svarbus. Perkeliauti iš vieno kranto į kitą krantą. Jūs skaitote evangelijas, tai vienas krantas, jūs turite tiltą, tai Apaštalų darbų knyga, ir jūs turite laiškus. Šitas tiltas yra labai svarbus, nes jūs galite skaityti Apaštalų darbų knygoje, kaip kai kurie dalykai keičiasi, kaip viskas pasikeičia ir kaip Viešpats veda savo mokinius. Šitas tiltas yra svarbus, nes jūs skaitote Apaštalų darbų knygoje kaip tiltę nuo evangelijų į laiškus, kad baigėsi garbinimo šventykloj. Šventykla dar nebuvo sugriauta, kada Kristus atsiuntė šventąją dvasią ir gimė surinkimas. Šventykla buvo sugriauta 70 metais po Kristaus, Romos generolo Tito. Vadinasi, jūs skaitote šitoj knygoje, kaip baigėsi garbinimo šventykloj ir prasideda garbinimas Jėzaus Kristaus bažnyčioje. Jūs turite perėjimą nuo labai svarbių laikotarpių, jūs turite perėjimą nuo tam tikrų Mozės įstatymų prie Dievo malonės. Ir visa tai yra Apaštalų darbų knygoje. Daug kas keičiasi. Bažnyčia gimė, bažnyčia pradeda garbinti Dievą. Bažnyčioje kaip kur garbinimas buvo labai paprastas. Šitoje knygoje mes turime geriausią vietinės bažnyčios apibrėžimą, kada skaitome Apaštalų darbų knygą 2 skyrių 41 eilutę. Joje parašyta, tie, kurie priėmė žodį, įtikėjo, krikštydinosi ir prisidėjo apie 3000 sielų. Jie priėmė žodį, jie krikštydinosi ir jie prisidėjo prie vietinės bažnyčios Jeruzalėje. Tai yra apibrėžimas kiekvienam Dievo žmogui šiandieną. Jeigu jisai priima žodį, krikštydinasi tikinčiojo krikštu, jisai prisideda prie bažnyčios. Ko jie prisidėjo prie bažnyčios? 2 skyriaus 42 eilutė sako, jie pasiliko prie apaštalų mokymo. Jiems buvo labai svarbu mokymą susirinkti ir mokytis. Jie pasiliko prie draugystės, kitose vertimuose bendravimo. Jie bendravo, jie dalinosi kai kuriais dalykais tarpusavyje. Jie pasiliko prie duonos laužymo. Vietinė bažnyčia nuolat Jeruzalėje vykdė Viešpaties atminimo vakarienę tiem, kurie priėmė žodį, krikštydinosi ir prisidėjo prie bažnyčios. Ir taip pat, kaip jūs atsimenat, jie pasiliko prie maldų. Ir vėliau nuo tos skyriaus mes vis skaitome pamokymų apie bažnyčią, kas vyksta, kaip Dievas kuria bažnyčią per apaštalus ir kaip jisai viską panaudoja. Kada jūs skaitote apaštalų darbų 17 skyrių, tai yra antra apaštalo Pauliaus misionieriška kelionė. Iš viso apaštalų darbų knygoje yra aprašytos 3 jo kelionės.
Ir antroje kelionėje, apie kurią mes skaitome 17 skyriuje, jis vėl išvyksta iš Antiochijos, jisai stiprina bažnyčias, kurios buvo įkurtos anksčiau, ir Dievas per jį kūrė naujas bažnyčias. Ir per šią kelionę šis apaštalas atvyksta į Graikiją ir įvykiai vyksta Tesalonikoje ir po to Berėjoje šito skyriaus pradžioje ir iki pusės šito skyriaus. Jeigu galite, atkreipkite, prašau, savo dėmesį į 17 skyrių ir truputėlį paklausykite vėl, kad aš skaitysiu nuo 1 iki 15 eilutės, kad primintų jums įvykius Tesalonikoje ir kaip po to įvykiai tęsiasi Berėjoje. 17 skyrius nuo 1 iki 15 eilutės. Perėję Amfipolį ir Apoloniją, jie atvyko į Tesaloniką, kur buvo žydų sinagoga. Pagal savo įprotį Paulius užėjo pas juos ir 3 sabatus aiškinosi su jais raštus, dėstydamas ir įrodinėdamas, kad Kristus turėjo kentėti ir prisikelti iš numirusių ir kad Kristus tai Jėzus, kurį aš jums skelbiu. Kai kurie iš jų įtikėjo ir prisidėjo prie Pauliaus ir Silo, taip pat daugybė pamaldžių graikų ir nemažai aukštos kilmės moterų. Bet neįtikėję žydai apimti pavydo, surinko iš gatvės piktų žmonių, sukurstė minią ir sukėlė mieste sąmyšį. Jie užpuolė Jasono namus ir ėmė ten ieškoti Pauliaus ir Silo, norėdami išvesti juos prieš minią. Jų neradę nusitempė Jasoną ir kelis brolius pas miesto vadovus šaukdami: tie žmonės, kurie verčia visą pasaulį aukštyn kojom. Ar tai skiriasi nuo šiandienos tikinčiųjų? Tie tikintieji, kurie verčia pasaulį aukštyn kojom. O Viešpatie, šiandieną pasaulis verčia bažnyčias aukštyn kojom. Atvyko ir čia, o Jasonas juos priglaudė. Visi šitie laužo Ciesoriaus įsakymus, tvirtindami, jog esąs kitas karalius, būtent Jėzus. Taigi jie sukėlė nerimų jų klausiusiai miniai ir miesto vadovams. Šitie gavę iš Jasono ir kitų užstatą paleido juos. Broliai to jau pat nakčiai išsiuntė Paulių ir Silą į Berėją. Ten atvykę jie užėjo į žydų sinagogą. Tenykščiai pasirodė sakilnesni už tesalonikiečius, jie noriai priėmė žodį ir kasdien tyrinėjo raštus, ar taip esą iš tikrųjų. Daugelis iš jų įtikėjo. Taip pat nemažai kilmingų graikų moterų ir vyrų sužinojo, kad Paulius jau Berėjoje skelbė Dievo žodį, Tesalonikos žydai atskubėjo ir čia drumsti ir kursyti žmonių. Tada broliai skubiai išsiuntė Paulių prie jūros, o Silas ir Timotėjus pasiliko ten. Pauliaus palydovai nuvedė jį iki Atėnų, gavę įsakymą pranešti Silui ir Timotėjui, kad kuo greičiau atvyktų pas jį, grįžo atgal. Kaip jūs matote, iš viso šito pasakojimo, Paulius buvo priverstas bėgti iš Tesalonikos ir Paulius buvo išsiųstas į kitą Graikijos miestą, Berėją. Berėja nebuvo toks populiarus miestas Pauliaus dienomis kaip Tesalonika, bet Berėja turėjo nemažai gyventojų ir per Berėją ėjo, arba šalia Berėjos ėjo labai svarbus kelias į Romą. Mes turime suvokti apaštalų darbų knygą, mes turime suvokti ankstyvąją krikščionybę ir mes turime visą laiką suvokti, kokią žinią pamokslaudavo pamokslininkas, evangelistas, kada jis eidavo į naujas vietas arba stiprindavo bažnyčias. Pauliaus žinia Berėjoje ir kitose vietose buvo: Kristus Dievo sūnus. Kristus pažadėtas Mesijas. Jeigu jūs dar kartą 17 skyriuje atkreipsite dėmesį į 3 eilutę, joje parašyta: dėstydamas ir įrodinėdamas, kad Kristus turėjo kentėti
ir prisikelti iš numirusių, ir kad Kristus tai Jėzus, kurį aš jums skelbiu. Žinia visur buvo. Jėzus tai Kristus. Jėzus tai Mesijas. Jėzus tai Dievo sūnus. Jėzus tas pažadėtasis. Jėzus yra pateptasis. Jisai pažadėtasis iš Senojo testamento. Ir jeigu jūs suvokėte Senojo testamento pranašystės, jis yra išlaisvintojas. Jis yra tas, kuris valdys. Atkreipkite, prašau, dėmesį į 7 eilutę, 17 skyriuje ir 8. O Jasonas juos priglaudė, visi šitie laužo Ciesoriaus įsakymus, tvirtindami, jog esąs kitas karalius būtent Jėzus. Tada jie sukėlė nerimo jų klausiusiai miniai ir miesto vadovams. Yra kitas karalius, tas tikras karalius Jėzus. Ir miniai kyla nerimas. Kodėl? Valdo Roma. Roma visada norėjo turėti absoliučią valdžią. Roma norėjo kontroliuoti viską. Tu turėdavai sakyti, kad imperatorius karalius. Imperatorius valdovas. Koks čia dabar kitas karalius? Minia susijaudino. Jeigu Roma tai sužinos, Roma imsis priemonių. O kokių dažniausiai Roma imdavosi priemonių? Mokesčiai. Mano piniginė nukentės. Vėl jiems reikės atskaičiuoti tam tikrą procentą. Nes Roma nori, kad visi žinotų, kad jie valdo. O čia dabar žinia. Kristus, Jėzus, kitas karalius. Tai gali būti labai blogai. Hebrajai Tesalonikoje sukelia sąmyšį ir Paulius turi iškeliauti iš Tesalonikos. Ir kada mes skaitome šitą skyrių, skaitome Apaštalų darbų knygą, kurią parašė daktaras Lukas, vedamo Šventosios dvasios. 11 eilutėje jisai pagiria žmonės Berėjoje. Sako, tenykščiai pasirodė esą kilnesni už tesalonikiečius. Kodėl jisai juos pagiria? Kur čia ta tiesa? Kas čia yra svarbu? Kas svarbu šiandieniniai bažnyčiai, kada jinai švenčia sekminių dieną ir galvoja, kaip šitos tiesos gali įtakoti mus? Jums labai gerai žinoma 17 skyriaus 11 eilutė. Jie kilnesni, jie priėmė žodį, kasdien tyrinėjo raštus, ar taip esą iš tikrųjų. Kodėl jie pagiriami Šventosios dvasios? Per daktarą Luką. 7 tiesos iš Apaštalų darbų skyriaus 17 skyriaus 11 eilutės. 7 tiesos, į kurias aš šiandien noriu atkreipti jūsų dėmesį, kodėl šita eilutė ir visas šitas pasakojimas 17 skyriuje yra labai svarbus. Pirma tiesa, kada žodis buvo mokomas, jie klausė. Kada žodis buvo mokomas, jie klausė. Aš bent galiu nuspėti dabar, kas darosi jūsų mintise, aš jų nematau, bet jūs galvojat, ką jis čia dabar pasakė? A kas čia ypatingo? Už ką čia reikia juos girti? Nu, atėjo į bažnyčią ir turi klausyti. Kas čia dabar yra? Apie ką mes čia dabar kalbame? Už ką čia reiktų pagirti? Kad klausė Dievo žodį. Tesalonikoje jie neklausė. Paulių iš ten išsiuntė. Bet šitoje vietoje jie klausė žodį. Kada jūs skaitote šitą eilutę 11,
Antrame sakinyje yra parašyta, jie noriai priėmė žodį. Šitas žodis noriai priėmė, mes vėliau dar žiūrėsime iš kitų pusių į jį. Yra labai įdomios prasmės iš daugelio pusių, bet šitas žodis šitie žodžiai yra įdomus ir gilus tuo, jie leido žodžiai nuskęsti juose. Jie klausė žodį, jie girdėjo žinią, žinia pati svarbiausia. Jūs matote, kokie buvo kiekvienos žinios centre, kas buvo Kristus. Ir jie girdi šitą žodį. Ir jie leidžia šitam žodžiai nuskęsti juose. Jie priėmė, ką Paulius sako apie Kristų. Jie norėjo klausyti šitos tiesos. Ir jie galvojo, tikrai gal mes ką girdime yra tiesa. Jie klausė šitą žodį. Jiem buvo svarbu tai klausyti ir suvokti, kaip šita žinia, jeigu tai yra tiesa, gali nuskęsti mumise. Ar už tai buvo verta šventajai dvasiai juos pagirti? Be abejonės. Jie klausė. Jie atėjo į tą vietą. Tuo metu tai buvo sinagoga, kaip jūs atsimenat, iš praeitų eilučių. Jie atėjo ir jie klausė. Jie netėjo nosies krapštyti, jie netėjo ausų krapštyti, jie netėjo parodyti vienas kitam, kaip jie atrodo, jie netėjo demonstruoti kažką vienas prieš kitą. Jie atėjo klausyti Dievo žodį. Pirma tiesa, jinai labai paprasta. Jiem buvo skelbiama tiesa apie Kristų. Kristus buvo apaštalų ir pamokslininkų pamokslavimo centras. Jie klausė ir jie neprieštaravo. Jie klausė žodį. Antra tiesa, kada mes žvelgiame į Apaštalų darbų knygą 17 skyrių 11 eilutę. Kai žodis buvo mokomas, jie klausė įdėmiai ir aktyviai. 11 eilutėje, kada sako, kad jie yra kilnesni už Tesalonikiečius, antrame sakinyje sako, jie noriai. Šitas žodis taip pat gali turėti prasmę, jie su dideliu užsidegimu klausė. Jie noriai klausė, jiem tai buvo svarbu. Jeigu jūs pažiūrėtumėte į pažodinį vertimą iš graikų kalbos, šitas žodis gali turėti prasmę kvapas nuo smilkalų. Kvapas eina nuo smilkalų, jisai rūksta. Mintis yra tai, kad tie žmonės, kurie atėjo klausyti žodžio, jie turėjo kaip smilkalai degantį troškimą. Jie turėjo degantį troškimą klausyti žodžio įdėmiai ir aktyviai. Šito žodžio prasmė labai yra įdomu. Jie atėjo į bažnyčią ir norėjo klausyti Dievo žodžio įdėmiai ir aktyviai. Ir lietuvių kalboje paprastai mes galėtume pasakyti, žmogus taip nori klausyti Dievo žodžio, kad jis ateina ir atsisėda į pirmą eilę ir sako, noriu įdėmiai ir aktyviai klausyti. Tai būtų tas pats, kaip mes turėtume bažnyčioje tvarkdarius šitoje salėje ir tvarkdariai susodina žmonės ir žmonės ima kiekvieną tvarkdarį už rankos ir sako, man reikia sėdėti pirmoje eilėje, nes aš noriu klausyti žodį įdėmiai ir aktyviai. Tai būtų tas pats, kada žmonės tarnavimo metu klauso žodį, atsistoja iš savo vietos ir iš paskutinių eilių pereina į pirmą eilę ir sako, aš noriu klausyti žodį. Prašau, supraskite mane teisingai, aš nelaukiu, kad kitą sekmadienį, gegužės 31 dieną, jūs atsisėstumėt visi į pirmą eilę, gerai? Ne ta esmė. Ne ta esmė, kad gegužės 31 dieną susėskite visi į pirmą eilę. Aš neturiu tokių lūkesčių. Aš turiu lūkestį, kad jūs gyventumėte tai, kad tą sekmadienį, kada ateinate į Dievo namus, šeštadienį savo namuose, savo širdėje jūs atsiklauptumėte prieš Dievą ir maldoje pasakytumėte, Dieve, rytoj aš eisiu klausyti tavo žodžio. Paruošk mano širdį, kad aš ateičiau jo klausyti įdėmiai ir aktyviai. Viešpatie, tai tavo žodis. Man jisai yra svarbus. Viešpatie, padėk man gyventi taip.
kad aš sakyčiau, negaliu sulaukti, kada kažkas bus pasakyta iš tavo žodžio. Šitie žmonės tai darė aktyviai. Šitas žodis noriai gali reikšti, jie džiaugiasi, kad girdi Dievo žodį. Ar jums kartais nepasidaro liūdna? Kaip viso to vis mažiau lieka šiandieninėse evangelinėse bažnyčiose? Kaip šiandien evangelistinėse bažnyčiose tiek susikoncentravimo į veiklą, ką mes padarysime, o žodžiai lieka vis mažiau ir mažiau vietos. Šitie žmonės klausė. Jie klausė noriai. Šitie žmonės norėjo būti susiję su šito žodžio autoriumi. Reikia suvokti, kai vienas teologas pasakė, kada Biblija kalba, Dievas kalba. Ir reikia suvokti, ką Martinas Liuteris pasakė. Bažnyčia yra burnos namai, nes iš ten pamokslaujamas Dievo žodis. Pažiūrėkite, prašau, dar kartą prie šitos antros tiesos 11 eilutėje šitas žodis noriai. Šitas žodis tik tai 2 kartus yra užrašytas Naujajame testamente. Vieną kartą 11 eilutėje, Apaštalų darbų 17 skyriui, jie noriai, aktyviai, įdėmiai norėjo klausyti žodžio. Ir dar vieną kartą šitas žodis yra panaudotas, jūs turbūt gerai atsimenat klasikinius skyrius apie aukojimą, 2 Korintiečiam 8:9. Ir atsimenat, nors skurdas juos spaudė, nors priespauda juos spaudė, bet jie išgirdo apie poreikį Dievo tarnystei ir jie noriai aukojo pinigus. 2 kartus šitas žodis yra panaudotas. Vieną kartą su Dievo žodžiu sąryšyje, antrą kartą sąryšyje su aukojimu, kada tikintieji su užsidegimu tai darė. Kada jie tai darė aktyviai ir klausė žodžio įdėmiai. Pirmas dalykas, kada žodis buvo mokomas, jie klausė. Antras dalykas, kai žodis buvo mokomas, jie klausė įdėmiai ir aktyviai. Trečia tiesa, kada mes žvelgiame į 17 skyriaus 11 eilutę, šitie žmonės buvo vienybėje su Dievo žodžiu kiekvieną dieną. 11 eilutė sako, jie noriai priėmė žodį ir koks sekantis žodis pas jūs Biblijose? Kasdien tyrinėjo raštus. Jie kasdien tyrinėjo raštus. Šitas žodis buvo svarbus jiems kiekvieną dieną jų gyvenime. Jie turėjo troškimą dėl žodžio. Jie norėjo sužinoti žodį. Jie norėjo pažinti Dievo žodį. Jeigu jūs skaitote krikščionybės istoriją arba bažnyčios istoriją, prieš keletą amžių kai kuriuose šalyse buvo posakis toks. Kiekvieną kartą, kai bažnyčios duris buvo atviros, jie buvo ten. Kiekvieną kartą, kada žodis buvo pamokslaujamas, jie norėjo būti ten. Tai nereiškia, kad šiandien būtinai kiekvieną dieną reikia ateiti į bažnyčią, bet jūsų gyvenime, kada jūs Dievo žmonės gyvenate kartu su Kristumi, būkite su Dievo žodžiu vienybėje kiekvieną dieną. Kada žodis buvo mokomas, jie klausė. Kada žodis buvo mokomas, klausė įdėmiai ir aktyviai. Jie buvo vienybėje su Dievo žodžiu kiekvieną dieną.
Ketvirta tiesa. Jeigu norite, pasilaikykite už kėdžių dabar. Kai Dievo žodis buvo mokymas, jie klausė kritiškai, tyrinėdami. Apaštalų darbų 17:11 antras sakinys. Jie noriai priėmė žodį ir kasdien tyrinėjo raštus. Parašyta, jie tyrinėjo raštus. Bet šitoje vietoje jie priėmė žodį ir jie tyrinėjo raštus. Jūs turite suvokti, kad visas šitas procesas vyksta, kada jūs klausote Dievo žodžio. Turbūt jūs retai girdite tokį teiginį. Ateini į bažnyčią, atsivers Bibliją, tyrinėk kritiškai. Tyrinėk kritiškai. Šitie žmonės mąstė, kada klausė. Šitie žmonės mąstė, ką girdėjo. Jie įdėmiai klausė. Jie tyrinėjo raštus, kad atsakyti savo į klausimą. Ar tai yra iš tikrųjų? Mes dažnai galvojame, kad tyrinėjimo procesas vyksta po fakto. Kažką paklausiau, pavalgysiu pietus, pamiegosiu pietų miegą, atsigersiu kavos. A ką jisai ten kalbėjo? Ką jis ten kalbėjo? Atrodo gerai kalbėjo. Bet šita eilutė moko, kad Dievo žmonės tyrinėja, kada yra pamokslaujama, kada mokoma, jie užduoda savo aktyvius klausimus. Ką aš girdžiu? Kas yra sakoma? Kaip tai sutinka su raštu? Ir man reikia atsakyti, ar taip yra iš tikrųjų. Šitie žmonės, klausydami Dievo žodžio mokymo, turėjo aktyvų kontaktą su šita knyga. Mes žiūrim, tada tai buvo Senasis testamentas. Mes žiūrim, jisai kalba apie Kristų, Kristus yra pažadėtas, Kristus yra Mesijas, mums reikia tyrinėti raštus. Ar tai, kas yra mokoma ir sakoma, atitinka Dievo žodį? Jeigu tai atitinka Dievo žodį, tai yra tiesa. Man labai patinka kartais, kaip aš klausau kaip kurias konferencijas ir būna klausimai ir atsakymai ir tose konferencijose dalyvauja pastorius Aleksėjus Kolomycevas. Dažnai konferencijose jam pradeda sakyti, o pas mus tai yra taip, o ten tai yra taip. Man visada patinka jo atsakymas. Aš nežinau kaip pas jūs, aš nežinau kaip pas anuos. Aš nežinau, kaip ten ar ten, bet aš žinau, kas čia yra parašyta. Nu ir ne to reikia tikintiesiems. Mums nereikia žinoti, kas ten. Mums nereikia žinoti, kas už jūrų marių. Mums reikia tik tai žinoti, išgirti raštą. Ar tai yra pagal Dievo žodį. Kada mes žiūrime į šitą ketvirtą tiesą, atkreipkite dar kartą dėmesį 11 eilutėje žodis tyrinėjo. Žodžio prasmė – žvelgti įdėmiai. Žvelgti įdėmiai. Tai reiškia, žvelgite labai įdėmiai. Tai būtų lyg tai taip, aš sakyčiau, aš tau parduodu šitą mobilų telefoną, pirk 1000 eurų. Nu nebūsite jūs toks naivus arba naivi, gerai. Jūs paimsite tą telefoną, pavartysite, pažiūrėsite, iš visų pusių pažiūrėsite. Tai yra žodžio prasmė. Paimti, pavartyti, aukštyn, žemyn, žvelgti, suvokti prasmę. Graikų kalboje šitas žodis yra teisinis terminas. Tai reiškia ištirti dalykus pagal labai aukštą standartą ir paskelbti nutarimą. Brangus broliai seseris, svečiai, gerbėmieji, kuo šitie žmonės Berėjoje
turėjo labai didelį pasitikėjimą. Ir jeigu jūs žiūrite šitą eilutę, jų pats didžiausias pasitikėjimas buvo Dievo žodžiu. Jų pats didžiausias pasitikėjimas buvo Dievo žodžiu. Jie tikėjo, kad žodis yra autoritetingas apreiškimo šaltinis, kad žodis yra standartas, pagal kurį įvertinamas visas mokymas. Tai jų pasitikėjimas, kad Dievo žodis nusako, kas yra teisinga, kas ne. Ir šitie žmonės suvokia, kad Senasis testamentas yra autoritetingas Dievo žodis, pagal kurį tuo metu turi būti patikrinama doktrina. Kristus yra Dievo sūnus, Kristus yra Mesijas, Jėzus yra pateptasis, jis yra karalius. Ką sako Dievo žodis? Dievo žodis taip moko, vadinasi, tai patikima doktrina. Kiekvienas šiandien turi viską, ko reikia, kad suprastų Dievo žodį. Kiekvienas tikintysis turi Kristų. Kiekvienas tikintysis turi šventąją dvasią. Kiekvienas tikintysis turi Dievo žodį. Kada yra pamokslaujama? Tu gali klausti sunkius klausimus, remdamasis Dievo žodžiu. Tai tiesa ar ne? Reikalas ne tai, kas tau patinka, ar kas tau nepatinka. Reikalas ne tas, man čia nepatinka. Reikalas ne tas, man čia patinka. Aš prieš 10 metų pamokslavau pamokslą vienoje vietoje. Po pamokslo priėjo viena moteris ir sako, pamoksle nebuvo visiškai meilės. Ir aš jau pradėjau analizuoti, kas buvo. Po 30 sekundžių prieina kita moteris ir sako, šiandien tam pamoksle tiek meilės buvo, kad net negaliu susigaudyti. Galvoju, ką daryti. Žmogiškai, ką daryti. Praeitą sekmadienį po mano paskutinės maldos prie viena moteris, jinai buvo svečias ir sako, jūsų paskutinė malda buvo teisinga, bet tokia šalta. Gali būti. Ir paskui prieina kitas. Ale sako, tai jūsų malda tokia karšta buvo. Pagal ką viską vertinti? Ar man kitą kartą karščiau melstis, kad aš vienai sesiai patikčiau ar svečiui patiktų, ir kitą kartą šalčiau, dar sekantį sekmadienį padaryti tvarkaraštį, kad melstis šalčiau, kad kitam patikčiau? Ar mums reikia grįžti prie autoriteto? Reikalas ne tas, kas mums patinka, ar nepatinka. Reikalas tas, kad mes pasitikime Dievo žodžiu. Ar kada jūs ateinate į bažnyčią? Ar jūs ateinate su sveiku nepasitikėjimu? Su sveika kritika, aš nes nekalbu apie kartumą, pyktį ir viską. Su sveika kritika, su sveiku tyrinėjimu, aš atsiversiu Dievo žodį. Brangieji, kas mokė šitos žmonės Berėjoje? Kas jos mokė tuo metu, kada mes skaitome 11 eilutę? Kas? Paulius. Didis mokytojas, išsilavinęs, ekspertas, tyrinėtojas, Senojo testamento žinovas, farizėjas. Mokėsi pas geriausią to meto mokytoją ir sėdėjo prie jo kojų. Išsilavinimas fantastiškas. Ir berėjiečiai turi sveiką, atsiprašau, aš vis nesveiką noriu panaudoti, sveiką nepasitikėjimą Pauliumi. Tai nereiškia, kad jie turėjo tikėti vien dėl to, kas Paulius buvo. Tai nereiškia, kad jie turėjo tikėti kiekvienu jo žodžiu dėl to, kokią Paulius padėtį užėmė. Jie neturėjo tikėti vien dėl to, kad jis kalba autoritetingai. Jie neturėjo tikėti vien dėl to, kad viskas logiškai sudėliota. Žmogus nepriimamas vien tik dėl savo metodologijos, dėl galingų žinių, dėl savo reputacijos. Vienintelį dalyką, ką daro bažnyčia, jinai vadovaujasi vieninteliu standartu. Ką jisai sako, kaip sutinka su Dievo žodžiu.
Už tai jūs pakviesti mąstyti. Jūs čia ne robotai, kur kažkas infiltruojama. Jūs mąstote pagal Dievo žodį, vedami šventosios dvasios, yra priėmimas tik vienu standartu, kaip tai sutinka su Dievo žodžiu, tai taškas, nėra kitokių būdų, negali jokio kito mąstymo, o jis tiesiog geras žmogus. Kovo mėnesį Rygoje teko patekti į tokią situaciją, kur viena bažnyčia rinko pastorių. Ir jie mane pakvietė į kelis susitikimus. Iki išnaktų. Viena grupė rinkti tą žmogų, kita nerinkti. Be abejo, iš smalsumo, kada tu grįžti balandžio mėnesį, tu klausi, ką padarė. Smalsu. Sako, 60% balsavo už, 40 prieš. Sakau, kodėl 60% buvo už. Sako, 3 vyrai atsistojo bažnyčioje ir sakė, mums reikia už jį balsuoti už. Jis tiesiog geras žmogus. Kasininkė Maksimų irgi neblogas žmogus. Ne tas kriterijus. Mes grįžtame prie Dievo žodžio ir mes vertiname vienintelio standarto, kritiškai tyrinėdami Dievo žodį. 5. tiesa. Kiekvienam buvo svarbu, kad žodis būtų mokomas tiksliai ir teisingai. Pažiūrėkite, prašau, 11 eilutę. Ir pasižiūrėkite, prašau, kokiu žodžiu prasideda antras sakinys 11 eilutėje. Jie. Tai ne vienas žmogus. Tai ne 2 žmonės. Tai žmonės, kurie buvo toje vietoje. Jie. Šitiems žmonėms buvo svarbu. Buvo svarbu ne tik kaip grupiai, bet kiekvienam asmeniškai, kas yra sakoma. Šie žmonės nelaukia, kad kažkas už juos mąstytų. Šie žmonės nesižvalgia, kaip pakels rankas visi kiti aplinkui. Kaip minia, taip ir aš. Kaip bus pasakyta, taip ir padarysime. Jie kalbėjo, atsivertė raštą, žiūrėjo, atsivertė raštą. Ir jie tikriausiai sakė, kaip tai gali įtakoti mane. Man tai yra svarbu. Ir asmeninis reikalas. Ir labai svarbu, kad jūs kiekvienas į tai pažiūrėtumėte, kas esate Dievo žmonės šiandien. 6. tiesa. Jie turėjo rašto pažinimą, kad galėtų tikrinti, kas yra mokoma. 17 skyriaus 11 eilutė. Jie noriai priėmė žodį ir kasdien tyrinėjo raštus. Šie žmonės turėjo Senojo testamento pažinimą. Jie suvokė, kad turi tikrinti raštu. Ir tai yra labai svarbu, kada mes galvojame apie pritaikymą. Mano vienas draugas, kurį Dievas naudojo daugiau negu 40 metų pastoriniai tarnystėje, pastorius Joe Flatt. Jeigu Dievas leis, mes gal pamatysime į šitoje bažnyčioje kitų metų sausio mėnesį. Prieš keletą metų buvo pakviestas į vieną bažnyčią į susitikimą. Pastorius paskambino tos bažnyčios ir sako, mes turime labai didelių problemų. Ar tu galėtum atvykti, susėsti su mumis kartu, bažnyčios vadovais ir pažiūrėti, kaip galime išspręsti šitas problemas. Buvo paskirtas laikas, buvo paskirtas vakaras, jisai nuvyko. Kambaryje buvo pastorius ir bažnyčioje buvo struktūra pastorius ir diakonai, kurie padeda vadovauti bažnyčiai. Pastorius, 8 diakonai. Jisai paprašė, kad kiekvienas prisistatytų, nes pažinojo tik tai pastorių, kaip tarnauja, kiek laiko tarnauja. Ir žmonės pradėjo prisistatinėti. Esu diakonas,
Šioje bažnyčioje diakonų tarnauju 12 metų. Esu diakonas, šitoje bažnyčioje tarnauju diakonus 17 metų. Esu diakonas, šitoje bažnyčioje tarnauju diakonų 19 metų ir taip toliau. Ir po to jisai sako, prašau, kalbėkite apie problemas, kad aš truputėlį išklausyčiau ir suvokčiau, kaip mes galime toliau judėti. Jie papasakojo apie problemas ir tiek jų buvo, kad mano draugas mintise suvokė, kad prieš sprendžiant problemas reikia turėti studiją iš Biblijos. Ir jisai pasakė, mes pažiūrėsime kaip kurias rašto vietas, kad pažiūrėtume, kas sako Dievo žodis. Ir Biblijos pradžioje jisai paprašė atsiversti laišką romiečiams. Kas yra įdomu, jisai stebėjo žmonės. Vienas diakonas, kuris prisistatė, kad 19 metų diakonas bažnyčioje, 2 minutės ieškojo, kur yra laiškas romiečiams. Po 2 minučių jisai nesugebėjo surasti laiško romiečiam. Galų gale jisai atsivertė turinį, pažiūrėjo, kur romiečiams ir atsivertė. Kūdikiams Kristuje tai normalu. Tai normalu, jeigu žmogus tik įtikėjo, mokosi, trokšta žinių ir jis negali rasti. Bet jeigu bažnyčioje žmogus tarnautojas, kuris kitiem kalba apie žodį, kuris kitiem kalba ir sako, taip darykime, ar jums tai netrodo, kad tai yra problema, jeigu jis negali Biblijoje Naujajame testamente rasti laiško romiečiams? Ar toks tarnautojas gali įvertinti kažką pagal Dievo žodžio tiesą? Ar jis iš vis turi kompetenciją padaryti sprendimą pagal Dievo žodžio tiesą? Mano draugas sakė, užbaigdamas šitą pokalbį, norėjau, kad tą vakarą šitas įvykis būtų tik tai vienkartinis. Bet vėliau, kada reikėjo atsiversti rašto vietas iš kitų Biblijos knygų, tai kartojosi ir kartojosi beveik su kiekvienu diakonu toje bažnyčioje. Šitie žmonės, apie kuriuos mes kalbame, jie turėjo rašto pažinimą. Nes anksčiau mes kalbėjome, jie norėjo būti vienybėje su Dievo žodžiu kiekvieną dieną. Ir jie turėjo rašto pažinimą. Jie augo, kad galėtų patikrinti tai, ką sako Dievo žodis. 7. Jie norėjo aiškiai įsitikinti, kad kas mokoma yra tiesa. Jie noriai priėmė žodį, kasdien tyrinėjo raštus. Ir pažiūrėkite eilutės pabaigą, ar tai esą iš tikrųjų. Kokios nuostatos? Kaip tai svarbu? Ar tai yra iš tikrųjų? Man neseniai teko YouTube įsijungti irgi klausimus ir atsakymus. Ir klausimuose ir atsakymuose sėdėjo 7 rusų pastoriai. Pakankamai žinomi šiandieną viešoje erdvėje ir taip toliau, turintis tam tikrus savo įsitikinimus. Bet ne tas svarbiausia. Klausimų atsakymai vyko beveik apie 2 valandas. Ir kartais tose vietose uždavinėjami tokie tradiciniai klausimai. Ar moterim reikia visada nešioti sijoną? Ir aš tuo metu klausau. Ir kuo labiau klausau, aš tik tai girdžiu. Mūsų bažnyčios taip nutarė, mūsų tėvai ir seneliai to laikėsi, kadangi tai atėjo iš ten, mes savo bažnyčiose taip darom ir neduok Dieve, jūs to nedarysite. Ir tu sėdi ir kalbėsi su kompiuteriu, nors vieną rašto vietą pamąstymui duokit.
Kitas klausimas. Ar galima šiandieną žmogų kremuoti, kada jisai numiršta? Mūsų bažnyčios taip nutarė, pas mus yra tokia tvarka, kremavimas, ir mes to laikomės ir jūs visi to laikykitės. Ir tu vėl kalbėsi su kompiuteriu. Nors vien rašto vietą, nors 2 rašto vietas. Nors šiek tiek, kad pasėdėtum, pamasytum, gal tikrai šitoj krypty reikia pasikeitimo, bet nors kažką iš Dievo žodžio. Mes matome, kada kalbame apie visą tai, kad kaip svarbu patikrinti, ar tai yra iš tikrųjų. Pabaigoje nėra daug ką pasakyti. Nes rašto vieta kalba pati už save. Bet jeigu jūs man leisite, prieš užbaigdamas, aš pasakysiu 6 išvadas. Kas šitie žmonės buvo, kuriem Paulius kalbėjo? Kas jie tokie buvo tuo metu? Jeigu jūs pažiūrėsite į 10 eilutę, 2 sakinys sako, ten atvykę, jie užėjo į žydų sinagogą. Vadinasi, daugelis žmonių, kurie klausė tuo metu Pauliaus, kas jie tokie buvo? Hebrajai. Kitas dalykas, ruošiant šitą pamokslą, mane sugėdino nuo šitų plaukų pradžios iki kojų padų. 11 eilutė, pažiūrėkite dar kartą. Prašau, pažiūrėkite. Tenykščiai pasirodė esą kilnesni už tesalonikiečius. Jie noriai priėmė žodį ir kasdien tyrinėjo raštus, ar taip esą iš tikrųjų. Sustokit šitoj vietoj. Ir pažiūrėkite 12 eilutės pradžią, tai labai svarbu. Daugelis iš jų ką padarė? Įtikėjo. Kas daugelis buvo šitų hebrajų, ten, kur klausėsi rašto? Kas jie buvo? Pažiūrėkite dar kartą į 12 eilutės pradžią. Daugelis iš jų įtikėjo. Netikintieji žmonės, kai kurie klausė rašto, vadovavosi tuo pažinimu, kurį turėjo iš Senojo testamento. Ir tikrino raštus. Ką jūs apie tai mąstot? Man nereikia garsių atsakymų. Ką jūs apie tai mąstote, kad šiandieną žmonės, kurie vadina save tikinčiaisiais, sako, man čia nelabai svarbu tas Dievo žodis. Ką tu čia su savo to Dievo žodžiu? Fariziejų pažįstami. Tau tik Dievo žodis ir Dievo žodis. Bet kai paskaitai 12 eilutės pradžią, belieka užčiaupti savo burną. Daugiau nieko negali pasakyti. Jeigu mes šiandieną per sekminių dieną atsimenam, kad turim Dievo patvirtintą mokytoją šventąją dvasią ir turime Dievo žodžio turtus ir lopus. Ir mums tai vienodai rodo. Antras. Pašvęsk ir skirk laiką asmeninėms Biblijos studijoms. Tau to reikia, kad atėjęs į bažnyčią, tu galėtum įvertinti mokymą ir pamokslavimą. 3. Melskis ir prašyk, kad Dievas tavyje statydintų, išvystytų objektyvę orientaciją, o ne subjektyvę. Tai reiškia, viskas, kas turi vertę, tai yra objektyvi tiesa, kas sako Dievo žodis. Tik čia yra objektyvi tiesa. Tai gali būti tik teisinga kryptis. Kryptis nėra, kaip tu jautiesi. Kryptis nėra, kad tu galvoji.
Kryptis nėra, ką kažkas pasakė, bet ką pasakė Dievo žodis. 4. Mokinio nuostata yra labai ilgas kelias. Niekada nenustok žavėti žodžiu. Niekada nenustok jo skaityti. Niekada nenustok iš jo mokytis. Mąstyk apie tai. Ir kaip tu suvokiai, dar mąstyk, ką sako Dievo žodis. Tegul tavo esybė dega dėl to. Tegul tai įtakoja tavo mintis ir širdį. 5. Turėk tvirtus įsitikinimus iš Dievo žodžio. Ir tie tvirti įsitikinimai yra kaip uola, jie nesikeičiantis. Jeigu kažkas prie tavęs prieina ir sako, raštas yra neįkvėptas ir turi klaidų, tu turi būti uola. Jokio abejonių dėl to. Jeigu kažkas prie tavęs prieina ir sako, Kristus negimė iš mergelės, būk kaip uola. Jeigu kažkas prie tavęs prieina ir sako, nežinau, ar Kristus Dievas ar ne Dievas, būk kaip uola. Jeigu kažkas abejoja Kristaus atperkamąją auką ir neša abejonės, būk kaip uola. Jeigu kažkas sako, Kristus nenumirė ir neprisikėlė, tavo įsitikinimas kaip uola, šitoj vietoj jie nesikeičia. 6. Prašau ir prašau. Būkite žmonės šitoj bažnyčioje, kurie ateinate ir kurie tikite, kad čia turite būti. Reikalaukite aiškaus ir tikslaus mokymo. Reikalaukite aiškaus ir tikslaus mokymo. Kiekvienas, kuris stovi šitoje sakykloje, turi suvokti, kad jo klauso. Kiekvienas, kuris stovi šitoje sakykloje, turi suvokti, kad jį tyrinėja. Kiekvienas, kuris stovi šitoje sakykloje, turi suvokti, kad žmonės žiūri, ar tai atitinka Dievo žodį. Ir jeigu tu stovi čia, tu turi aiškiai tai suvokti. Dievo žmonės klauso. Ir jie reikalauja aiškaus mokymo iš šitos sakyklos ir tie žmonės tikrina viską pagal raštą. Leiskite jūs sugrąžinti į Berėją. Centre Dievo žodis. Žodis, standartas tiesai. Vienintelis standartas bažnyčiai kiekvieną dieną yra žodis. Vienas reformatorius pasakė, bažnyčios sakykla yra Dievo sostas, iš kurio Dievas per savo žodį valdo bažnyčią. Mylėjai, šiandien sekminių diena tai yra Dievo žodis, tai yra Dievo žodis ir tai yra Dievo žodis. Tik žodis gali keisti mus. Tik žodis gali keisti bažnyčią, jeigu žmonės atgimė. Tik žodis gali tai keisti tarnystę. Ir palieku jūs su šiomis mintimis. Šios bažnyčios standartas visada turi būti Dievo žodis. Iš Dievo malonės. Tegul šita bažnyčia būna žinoma, kad joje yra žmonės berėjiečiai, kurie kasdien tyrinėja raštus. Ar taip yra iš tikrųjų? Ir sako, ką sako Dievo žodis. Nieko geriau bažnyčiai ir negali būti. Pasimelskime. Viešpatie, aš dar kartą tau dėkoju, kad leidai man dar kartą atsiversti
šią nuostabią rašto vietą ir dar kartą prisiminti šitas tiesas. Viešpatie tai tiesiog pažemina, kada mąstai apie tos žmonės Berėjoje. Šitą eilutę įtakoja vieną dalyką – nusilenkti prieš tave, atiduoti tau visą garbę, gal kai kuriuos dalykus išpažinti, kurie yra neteisingi, ir grįžti prie vienintelio mūsų autoriteto ir šaltinio tavo žodžio. Atleisk Viešpatie Dieve, kad mes dažnai net neužduodame klausimą, o kaip parašyta tavo žodyje. Atleisk, kad yra tiek daug tradicijų. Aš nesakau, kad jos blogos, bet dažnai jos pastatomos tame pačiame lygmenyje su tavo žodžiu. Atleisk mums Viešpatie Dieve už tai. Padėk, kad kada ateiname į šitą vietą, ateitume klausyti žodžio, klausyti įdėmiai ir aktyviai. Padėk, kad tavo žodis būtų svarbus tavo žmonėm kiekvieną dieną. Padėk, kad tavo žmonės ateitų klausyti su sveika kritika, ar taip iš tikrųjų yra parašyta Dievo žodyje. Padėk mums kiekvienam turėti mokinio nuostatą, kada žvelgiame į tavo žodį. Padėk mums dar giliau suvokti, kad tavo žodis yra objektyvi tiesa ir dažnai mūsų nuomonės yra tik tai subjektyvios. Aš meldžiu už tuos, kurie nepažįsta tavęs. Meldžiu, kad tu jiem padėtum suprasti žinią, kas yra Kristus, kad Evangelija yra Kristus, kad Jisai numirė už nuodėmes, kad tik Jisai gali jas atleisti ir kad tik Jisai gali išgelbėti. O šiai bažnyčiai padėk turėti berėjiečių nusistatymą ir suvokti, kad vienintelis žodis yra standartas viskam, šiai bažnyčiai, mūsų gyvenimus ir kiekvienai tarnystei. Tau garbė ir tau šlovė už tavo neišsenkamą, gilų ir brangų žodį. Jėzaus vardu. Amen. Palodė, aš kviečiu jūs užbaigti tarnavimą.